aš šiandien nepardavinėsiu ir jūs šiandien nieko iš manęs nepirksit. Galima, kad mes šiandien šiaip pasikalbėtumėm. 3, 2, 1, go! Sakom, pardavimų formulė virto į roko festivalį. Žiūrėk, čia food truckai lauke, ten žmonių minė, visi laimingi, patenkinti. Vaibas tiesiog nuostabus. Man asmeniškai pardavimų formulė tai kaip Oskaro įteikimas man kaip lektoriai už praeitų metų rezultatus. The one magical bullet that you can have if you work in sales is to ask more questions and listen, not to respond but to understand. So can you increase your ability to get more meetings? Can you increase your ability at those meetings to present and persuade better? Aš galvoju, kad tai yra fantastiškiausias, globaliausias renginys Lietuvoje skirtas pardavimams. People will not buy from you by what you say, what you do, but how you make them feel. You should go bigger. You should think bigger. And self-learning is always learning new things, like being at a conference here in Vilnius. Kiekvienas pardavėjas turi mokėti klausyti. Kuo pardavimų formulė yra žavus renginys, kiekvienas iš mūsų ateiname čia pasiklausyti ir būti gerais ir dar geresniais pardavėjais. Now we go local. The more local, the better. Metai iš metų toks laukiamas pardavėjų didžiausias turbūt susibūrimas, kur tikrai smalsu ateiti, susitikti, susipažinti, pamatyti galbūt tos pačius veidus ir naujus veidus. Ir tai tada, ką čia randate, iš karto, rytoj, pirmadienį vėliausia, imkite eksperimentuoti. Before you're about to enter a sales scenario, a meeting or a call, is to get your mindset in the state of service. Man atrodo, pardavimų formulės stiprybė yra žmonėse, kurie ateina, kurie nori mokytis ir kurie sukuria visą tą atmosferą, kurią mes ir galim klausyti. Galima aš atsisėsiu šalia jūsų, man bus patogiau parodyti. Žinot, kas įvyksta dabar? Vilma negali į mane nekreipti dėmesio.